Įspūdžius po visos dienos ir iš tikrųjų, žinokit, net sudėtinga, nes noris taip ir likti su viskuo, išgyvent, pasibūt ir kad tai tęstusi ir netgi kartotųsi, nes, na, žinokit, kas nesat patyrę kvepalų gamybos, tai, kaip sakau, prarasite gyvenime negrąžinamą tokį turtą. Tai iš ties yra pažinimas savęs visiškai per visai kitus dalykus, negu mums įprasta. Tai yra savo esybės sukūrimas ir įdėjimas į gražų kvepalų buteliuką. Ir tai yra taip asmeniška ir taip individualu ir taip sakralu, kad, na, tikrai žodžiais pasakyti labai sudėtinga. Jaučiuosi tiesiog visa impregnuota eteriniais aliejais, mintimis, minčių švara ir, na, tai yra neįkainuojama patirtis ir tikrai aš manau, kad kiekvienas žmogus turi savo pasidovanoti tokią gyvenimo dovaną ir pasigaminti savo kvapą savam buteliuke. Tai dabar labai lauksiu, kol mano kvapas subręs, nes taip pat jiems reikia brandos ir laiko, kaip ir visiems geriem ir brangiem dalykam. Ir, na, tiesiog vėl turiu ko laukti, nes lauksiu tos dienos, kada praversiu savo buteliuką ir užuosiu tą savąjį aromatą.